Ventiliacija ne. Čia yra karšto oro užuolaidos, jos naudojamos šaltuoju metų laiku, jos sudaro tokią karščio sieną, tai yra atsidarius durim, šaltas oras nepatenka čia į vidų. Aišku, jeigu vėjas yra iš tos pusės stiprus, tai tas vėjas vis tiek šalto oro įpučia, bet tai yra įrenginys padedantis sulaikyti čia šilumą. Ledo ritulininkai, jie nėra kažkokie kaip sumo imtynininkai, ne, kur pas juos dideli rūbai turi būti, bet jie ant savęs dedasi apsaugas. Apsaugas, jo. Ir tos apsaugos, jos iš tokios plastmasės yra. Ir tas žmogus pasidaro va toksai. Tos apsaugos, čia netilps pasikabinti tą spintelę, mažai vietos. Todėl ledo ritulininko prankoms yra skirtas šis, kad būtų patogu. Užpila pirmą sluoksnį, palaukia kol sustings, tada užpila antrą sluoksnį ir taip 2 paras augina 5 cm. Ir tada jau galima čiuožti. 2 paras, ne dienas. Tikimės programuoti, kaip apvažiuoti visą aikštelę. Važiuojame tiesiai, pasisukame į dešinę, po to tiesiai. Čia yra vienas, čia yra dar vienas, dar naujas. Čia yra išėjimas į terasą, čia yra pagrindinės įėjimas. Dar ką jūs galite pamatyti? Jo, sakyk. Čia yra vonia. Atrodytų namai. Robotikos mokytojo profesija. Robotikos klasėje mus išmokė, kaip valdyti robotus pulteliu ir kompiuteriu. Mano mama papasakojo apie architektų ir inžinieriaus darbą. Mums labai patiko karjeros ir svečių diena. Ačiū! Mes šiandien konstravome raganosį. Konstruojant raganosį atidžiai stebėjome instrukciją. Robotą prijungėme prie planšetės. Kaip nuostabu, mūsų robotas važiavo. Norint tapti robotikos mokytoju, reikia konstruoti, programuoti, lankyti būrelius ir domėtis inžinerija. Mums šiandien labai patiko konstruoti raganosį.
Ledai gaminami iš pieno produktų, pieno ir grietinėlės. Šaldant masę maišoma, kad susidarantys ledo kristalai būtų kuo mažesni. Šiais laikais ledai gaminami specialiomis mašinomis, kurios ir maišo, ir šaldo ledų masę. Klaipėdos pienas viena iš seniausių ir didžiausių Lietuvos ledų gamintojų. Įmonėje gaminami įvairūs ledai. Baltoji varnelė, Dijonė, Karkar, senovinis Eskimo ir Junga. Mūsų 3 B klasė labai sportiška. Šiandien sužinojom apie sporto medicinos profesiją. Likau sužavėtas išbandytomis veiklomis. Išmokome naudotis medicinos prietaisais. Man labai patiko praktinės užduotis pagaminti įtvarą. Mane sudomino sportinės medicinos profesija. Pavažiavo ir pasisuko, taip? Nu puikiai. Tai dabar jums. Man patiko būti teismo salėje, nes buvo įdomu sužinoti kažką apie teisų mokslą. Man labai patiko pabūti kameroje, nes tam toks keistas jausmas. Patiko, kur buvo klausinėjami nepilnamečių vaikai. Mažiausias apklaustas vaikas buvo 2,5 metų. Rodė, kur paslėpta kamera. Ką gero sužinojai? Nebeprisimenu. Gerai, prašau. Kaip investuoti pinigus? Taip. Ką tu gero sužinojai? Išmokau, kad reikia taupyti per mėnesį. Nieko neišmokau. Gerai. Ką tu sužinojai? Aš sužinojau, kur geriausiai investuoti pinigus. Prašau. Emilija. Sužinojom, kad taupyti pinigus. Sužinojau, kad norai ir svajonės nėra riboti.
Šiandien aplaikėme Klaipėdos valstybės kolegiją. Joje yra 3 fakultetai – Sveikatos mokslų fakultetas, Technologijų fakultetas ir Verslo fakultetas. Pasibuvojame automobilių transporto inžinerijoje, elektros ir automatikos inžinerijoje, mechanikos inžinerijoje, nekilnojamo turto matavimo inžinerijoje, statybos inžinerijoje, informatikoje, informatikos inžinerijoje, dietekoje ir maisto technologijose. Smagiausiai buvo maisto technologijose, nes jose gaminame ir išpaaiškiname. Mes buvom Paulius Lindanausko mokymo centre. Mes kirpome laidus, jos sriegėme su sriegikliais metalą ir gavom kiekvienas po Suvenyrą. Gavot ar pasidarėt? pasidarėm suvenyrą. Patys savo rankomis. Ar buvo smagu? Taip. Ar buvo naujų patirčių visiems? Dėkojam? Dėkojam. Ačiū. Šiandien mes buvom Klaipėdos Pauliaus Lindanau mokymo centre, su mergaičių grupe sužinojom daug naujų dalykų, įvykdėme apklausą, sužinojom daug apie Klaipėdą ir kokios čia mokinamos profesijos, kaip čia galima įstoti ir ką čia veikia mokiniai. Buvo naujų patirčių? Sužinojot kažko naujo? Patiko? Taip. Smagu? Taip. Ačiū. Mūsų patirtis su lietuviška kompanija Neoguru buvo įspūdinga. Įmonė yra pirmaujanti maisto pramonės pakavimo srityje, kas jai suteikia stiprų konkurencinį pranašumą rinkoje. Be to, ji taip pat yra viena iš nedaugelio įmonių, kurios gali pasigirti gamybos procesus pasauliniu pažinimu dėl aukštos kokybės ir standartų. Įmonė nuolat investuoja į inovacijas ir technologijas, siekdama likti pramonės lyderės, o tai suteikia darbuotojams puikias galimybės tobulėti ir plėtoti savo karjerą. Šiandien buvome Klaipėdos universitete. Daugiau išmokome apie inžineriją, sužinom tokią profesiją kaip jūrų inžinierius. Išmokome judinti vėliavėlę. Mokėmės programuoti su ++ programomis. Ar patiko? Taip. Kaip patiko? Super. Šiandien apsilankėm Klaipėdos technologijų mokymo centre ir mes išmokome apie inžinerinės technologijų mokymo sritis ir projektavom savo svajonių namus. Aš sužinau, kad mūsų kūne yra daugiau negu 600 raumenų. Kaulai yra atramos ir palaikymo sistema. Pūslės. Taip. Žinojau, kaip pūslės reikia išgydyti. Pūslės po oda susidarė vandeningi burbuliukai. Aš sužinojau, kad negalima sprogdinti pūslių. Negalima pradurti pūslių. Refleksai apsaugo kūną nuo pavojingų dalykų. Patempimai ir pertempimai yra dažnos sporto problemos. Geriausias būdas gydyti kulkšnių patempimus poilsis ir bintai ir ledas.
labiausiai patiko konstruoti ir programuoti. Labiausiai patiko duoti draugiai detalės. Man labiausiai patiko konstruoti su savo draugu Šarūnu. Man labiausiai patiko konstruoti raganosį. Man labiausiai patiko su komanda konstruoti. Labiausiai patiko statyti ir padavinėti draugai Lego detalės. Mes šiandien piešime ir kalbame Vilos vėliavą. Karjeros ir svečių dienos proga į klasę pasikviečiau savo mamą, kuri dirba Klaipėdos vaikų ligoninėje paramedikė. Ji papasakojo apie savo profesiją. Aš mačiau, kaip dangui sukirpsavo ranką. Sužinojome, jeigu nušalus galūnėme nebūtinai ampituojam. Kai kaulai sulūžta, sutvirtiname strypais. Langė tik patogumui. Gipsas greit sustingsta. Gipsas yra trapus. Rankai sutvirtinti reikia 8 sluoksnių gipso. Kojai sutvirtinti reikia 12, 14, 18 sluoksnių gipso. Yra mišrių žaizdų. Ilgni kaulai greičiau lūžta. Dideliam kaulo lūžiui reikalinga operacija. Sušalus galūnėm nereikia kišti karštą vandenį. Gyvūnų įkandimas yra pavojingas. Jei kaklą stipriau pasuksi, gali išnirti slanksteliai. Chemija išdegina odą. Yra 2 kaulų lūžio rūšis – atviroji ir uždaroji. Vaikų kaulai greičiau kyla nei saulės. Užsiėmimo pabaigoje iš gipso padarėme savo pasisakymą.
27 dienos rytą mes mažvidiečiai atkeliavome į pačią Klaipėdos senamiesčio širdį Lietuvos verslo kolegiją. Mes sužinojame apie kibernetinės atakas ir saugokitės nuo bakterijų ir saugokitės su savo kodus. Mes dar sužinojame apie robotizaciją. Taigi, mokykitės, kad jūsų nepakeistų robotai, o jūs pakeistumėte juos. Taigi, mes šioje edukacijoje sužinojome daug visko, daug įdomių dalykų ir gal tai padės mums išsirinkti ateities profesiją. Pauliaus Lindenau mokymosi centre ir sužinojome apie šios profesijos. Jūreivio, laivo elektriko, laivo sterdo, virėjo, ekspeditoriaus, logisto, statininko, montuotojo. Sužinojome daug faktų apie jūreivio gyvenimą ir Klaipėdos uostą. Šiandien 5B klasė buvo Lietuvos verslo kolegijoje. Mes sužinojome apie informatikos studijas ir skaitmeninio dizaino technologijas, taikomoji informatika ir programavimas. Ir sužinojome, kad visam pasaulyje kas 10 sekundžių vyksta kibernetinės atakos. Sužinojome, kad robotai ateityje pakeis nekvalifikuotus darbuotojus. Sužinojome apie 3D spausdintuvų technologijas.